Thank you so much for being here again tonight. Labai ačiū, kad vėl susirinkote šiandieną. I am happy to have a chance to speak on this topic tonight, God and Science. Džiaugiuosi, kad galiu šį vakarą kalbėti šią temą apie Dievą ir mokslą. Because I think a lot of people who worry about whether or not to believe worry because of science. Nes aš manau, kad daugelis žmonių, kurie dvejoja tikėti Dievu ar ne, arba tikėti Dievą ar ne, būtent jam tas dvejonės kelia mokslo žinias, mokslo tiesos. I'm convinced that's an unnecessary worry, but I know it's a real worry for some. Aš manau, kad susitikinęs, kad nėra pagrindo nerimauti dėl šio dalyko, tačiau žinau, kad daugelis žmonių tai kelia iš tiesų nerimą. There are people who feel that there's some sort of conflict, that if I have a confidence in science, that somehow undermines my confidence in religion, in Christianity. Yra žmonių manančių, kad jeigu jie tiki mokslo tiesomis, tuo, kad teigia mokslas, tai šiek tiek sumenkina jų galimybę tikėti Dievą ir religijos žiniomis tikėti. Or if I am very confident in my Christian faith, that means I have to somehow, turn my back on science completely somehow. Arba kita vertus, jeigu esu labai religingas ir labai giliai tikiu į Dievą, kažkiek tada netenka prasmės mokslo žinios. And that hurts me because I think that's so unnecessary. Ir mane tai labai žeidžia, nes manau, kad toks mąstymas yra visiškai nebūtinas, nereikalingas. I think it misunderstands both what science is and what the Christian faith is. Aš manau, kad tokia samprata, toks skirstimas apskritai skirstant taip nesuvokiama, kas yra mokslas ir kas yra tikėjimas. So tonight I think I will focus on some of the very fundamental philosophical points about science. Taigi šiandieną sutelksiu dėmesį į pačius svarbiausius mokslo, svarbiausius dalykus susijusius su mokslu. I think sometimes we jump into very specific questions about faith and science without stepping back to talk about the general issues. Manau, kad kartais mes tiesiog labai susikoncentruojame į tam tikrus specifinius klausimus, kalbėdami apie Dievą arba apie mokslą, o šiek tiek reikėtų atsitraukti ir pagalvoti bendresnę prasme, kaip viskas atrodo kontekste. So I'm very grateful to the church here for giving me this opportunity to speak on this topic. Dėl to labai esu dėkingas šiai bažnyčiai, kad mums suteikė galimybę šį vakarą kalbėti šią temą. What I want to argue is that science needs biblical theism, that view, biblical theism. Norėčiau diskutuoti tokią temą, aptarti, kad pačiam mokslui reikia biblinių žinių, kalbant apie religiją. To be a sustainable, stable pursuit, science needs certain metaphysical assumptions. Kad mokslas galėtų būti tvarus, jam reikia tam tikrų metafizikos prielaidų. When I call something a metaphysical assumption, that means it's not grounded, it can't be grounded purely in science or empirical evidence. Ir kai kalbu apie metafizinės prielaidas, turiu galvoje tai, kad kalbam apie tokius dalykus, kurie negali būti pagristi empiriniais tyrimais arba objektyviais moksliniais tyrimais. So science needs certain things that it can't provide for itself. Taigi mokslui reikia tam tikrų dalykų, kuriuos jisai pats turėtų paaiškinti. And I want to argue that both historically and I think quite naturally, biblical theism provides those metaphysical assumptions. Ir aš norėčiau kalbėti apie tai, kad istoriniu požiūriu Biblijos teizmas būtent pateikia tokias reikalingas prielaidas būtent mokslui suprasti. I have another lecture that talks about the history of the development of modern science.
Per kitą savo paskaitą, kurią esu paruošęs, kalbu apie istoriją ir mokslo raidą. If all of you would like to stay until midnight, we could have that lecture too. Jeigu norėtumėte šį vakarą pasilikti iki vidurnakčio, galėtume apie tai kalbėti. But tonight I will just focus on the natural way in which biblical theism provides help for the ongoing practice of science. Bet iš tiesų šį vakarą kalbėsiu apie natūralius dalykus, apie tiesas, biblinės tiesas, kurios padeda pagrysti mokslo tiesas. I view biblical theism as a very rich worldview. It's what I am as a Christian. I have the view of biblical theism. Aš esu krikščionis ir manau, kad biblinis teizmas yra labai platus, suteikia labai plačią pasaulėžiūrą žmogui. Theism means I believe in God, of course, but there are many, many views of God. Teizmas pats kaip sąvoka, aišku, reiškia, kad aš tikiu Dievu, tikiu į Dievą, bet yra labai daug formų Dievo. So biblical theism is the view of God that as he is revealed or as he reveals himself in the Bible. Taigi biblinis teizmas yra tokia Dievo forma, kuri yra atskleista arba kaip jis save atskleidžia per Bibliją. There are many, of course, pieces to the worldview of biblical theism, but it has these elements that are particularly important to science. Žinoma, yra daugybė elementų susijusių su bibliniu teizmu, bet čia yra labai svarbus elementai, kurie yra nurodyti būtent labai svarbus mokslui. First, the universe is the creation of a good and loving God. Pirmasis teiginys yra, kad visata yra gero ir mylinčio Dievo kūrinys. You could have views where God is not particularly good or evil. He just is. He's just like a force. Kartais žmonės mano, kad Dievas nėra labai geras ir nėra mylintis. Jis tiesiog yra tam tikra jėga, galia. Or you could have views where God, has purposes that are not good for human beings at all. Arba kartais atrodo, kad Dievas turi tam tikrų tikslų, kurie visiškai nėra geri, naudingi žmonijai. But biblical theism says God is good and loving to human beings. Tačiau biblinis teizmas teigia, kad Dievas yra geras ir mylintis žmoniją. And that the universe reflects that some way. Ir pati visata tai atspindi. Second, biblical theism says humans are God's image bearers on earth. Kitas teiginys yra, kad žmonės yra Dievo kūriniai, atspindintis Dievo paveikslą žemėje. You could have a belief in God, but think that humans have nothing to do with God. Galite tikėti į Dievą, bet manyti, kad žmonės nieko bendro su Dievu neturi. In terms of beauty, I think stars are a better image bearer for God in a lot of ways. Na, kalbant, pavyzdžiui, apie grožį, aš manau, kad, tarkim, žvaigždės daug geriau atspindi patį Dievą. And, if we were just imagining things, I could imagine a lot of other things that might be good image bearers for God. Ir jeigu kalbėtumėm apie vaizduotę, galėtumėm įsivaizduoti daugelį dalykų, kurie būtent Dievo paveikslą daug geriau atskleistų. Maybe God's like a tree, maybe God's like a spider, maybe God's like a bird. Galbūt Dievas yra kaip voras, medis arba paukštis. So if you're just speculating, you wouldn't have any idea what God's really like. Jeigu mes tiesiog spėliotumėm, tai nežinotumėm, koks Dievas iš tiesų yra. But biblical theism says that humans are God's image bearers on earth. So he's somehow reflected in the nature he made in us. Taigi biblinė tiesa teigia, kad žmonės yra Dievo atspindys, paveikslas žemėje. And third, the world and humans, this is important, both the world and humans are filled with the light of the Logos of God. Ir trečiasis teiginys yra, kad pasaulis ir žmonės yra užpildyti
Dievo logika, šviesa. Logos, logos of God. I use this. This is a technical term, I suppose. Logos. Logos yra techninis toksai terminas. This is from the Gospel of John, the first chapter. Tas žodis yra iš Jono Evangelijos pirmojo skyriaus. In which Jesus Christ, especially Jesus Christ before he takes on flesh, is described as the Word of God, the Logos of God. Tenai yra pasakyta, kad pradžioje buvo žodis ir apie Dievą ten yra kalbama apie kaip žodį. And we read the first 17 verses of John chapter 1. We learn several things about the Word of God, Jesus Christ, the Logos. Ir būtent pirmosiose šitose 17 eilučių yra kalbama apie Dievo žodį, apie Dievą kaip žodį ir tokią jo sampratą. We know that the world reflects the nature of the Logos of God. Ir žinome, kad pasaulis atspindi prigimtį Dievo žodžio. It is through the Logos of God that the world is created. Nothing is created except by means of the Logos of God. Ir samprata būtų tokia, kad viskas, kas yra sukurta būtent Dievo žodžio gale. But we're also told that the Word of God, Jesus, is the light of humans, the light of men. Taip pat yra teigiama, kad Dievo žodis, Jėzus, yra Dievo šviesa žmonėms. What does that mean? The light of men. Ką tai reiškia žmonių Jesus is the šviesa? light of the world, of humanity. Kaip tai suprasti, kad Jėzus yra žmonijos šviesa? You could say, well, Jesus is the Savior. He died for our sins, so that means he's the light of the world. Galėtumėm sakyti, kad Dievas yra išganytojas ir šia prasme jis yra žmonijos šviesa. And you wouldn't be wrong, but I don't think that's what John was saying. Ir dėl to, taip sakydami, neklystumėte, bet nemanau, kad tai būtent teigia Jonas. John is saying the light of humans was coming into the world. Jonas teigia, kad žmonių šviesa atkeliavo į pasaulį. So somehow before Jesus becomes flesh, before he is crucified on the cross, before he pays the price for sin, he's already the light of humans. Taigi tai reikėtų suprasti, kad prieš Dievui tampant kūnų, prieš ateinant į žemę, prieš tai, kai Jėzus buvo nukryžiuotas, jis jau buvo žmonijos šviesa. And so that probably gives us a clue what John is thinking when he says this. Tai greičiausiai mums padeda suprasti, apie ką galvoja Jonas, pateikdamas šį teiginį. Stoic philosophers that were still operating in a very powerful way in the first century. Stoicizmo filosofai labai daug kalbėjo apie šios dalykus pirmajame amžiuje. Ask the question, why is the universe orderly rather than just chaos? Jie uždavė klausimą, kodėl pati visata yra didžiulė tvarka, griežta tvarka visatoje vyrauja, o tai nėra kažkoks chaosas. And their answer was, because it's infused with logos. Atsakymas buvo todėl, kad visa tai yra pagrįsta logika žodžiu, Dievo žodžiu. They were pagans, they would usually say the logos of Zeus. Pagonis teigia, kad tai buvo Dzeuso logika. But when they described Zeus, he wasn't very much like the mythological Zeus. Tačiau kai jie apibūdino Dzeusą, tai nebuvo tas pats apibūdinamas kaip mitologijoje. Because he was the creator and he was all powerful. He was much more like the real God when the Stoics talked about Zeus. Kai stoikai kalbėjo apie Dievą, jie daug labiau priartino prie šios sampratos, kurią mes dabar turime.
negu pagoniškos. So, why is the world orderly? Because it's filled, it's covered, and held in place by the Logos of God, the reason or word of God. Taigi, kodėl pasaulyje vyrauja didžiulė tokia griežta tvarka? Atsakymas būtų todėl, kad jis yra pripildytas Dievo šviesos ir Dievo žodžio. And they would ask the second question, why can human beings make sense of the world? Ir kitą klausimą, kurį jie uždavė, yra, kodėl žmonės gali suvokti pasaulį, kodėl jie apie jį galvoja apskritai. You know, if we work at it, we can sort of figure things out about the world. Why should we? Jeigu The mes, Stoics ask that. stoikai sako, iš tiesų, jeigu mes galvojame apie pasaulį, mąstome, mes galime sumastyti daugelį dalykų. And they said, it's because the Logos of God is in our minds too. Ir jie nusprendė, kad visą tai žmonija gali daryti dėl to, mąstyti gali ir sugalvoti gali dėl to, kad būtent Dievo žodis mūsų prote yra. We have this Logos or rationality. The universe is pervaded by the same Logos and rationality, so there is a correspondence built in. Taigi paties žmogaus sąmonė yra Dievo žodžio savoka, samprata ir tas pats atsispindi visoje gamtoje, tai yra tam tikra sąsaja tarp šių dviejų dalykų. So this is the doctrine of the Stoics. Taigi, taip teigia, tokia yra stoikų doktrina. And this is a doctrine that is picked up by Jewish thinkers like Philo of Alexandria. Ir tą pačią doktriną analizavo žydai, kaip Aleksandrijos filosofas. A modified version. Šiek tiek pakeitė šią versiją. And so it's easy to imagine that John, when he's describing Jesus Christ, is using that concept to help us understand Jesus Christ. Taigi Jonas, aiškindamas apie Jėzų, jis vartoja šią savoką, kad padėtų mums suvokti patį Jėzų ir Dievą. And so he's being deeply ironic because he says the light of all humans was coming into the world. Taigi jis ironizuoja, sakydamas, kad Dievo arba Jėzaus šviesa patenka į visą pasaulį. But then he describes how we were confused and didn't really understand Jesus. Ir kita vertus jis aiškina, kaip mes esame sutrikę ir iš tiesų nesupratome Jėzaus mokymo. Jesus, he claims, is the one by whom we understand everything, and yet we refuse to understand him. Jis teigia, kad Jėzus yra tas, dėl kurio mes suvokiame viską, ką mes suvokiame dėl jo. Ir kita vertus mes jį neigiame, nepripažįstame tam tikrą prasme. It's a wonderful prologue because then he's introduced you to Jesus and he says, now let me tell you his story, and the gospel begins. Ir tada jis pradeda tokią įžangą ir po to sako, na, leiskite man dabar papasakoti visą istoriją, kaip viskas yra aiškinama Biblijoje. So these are key points for biblical theism. Taigi čia yra pagrindiniai biblinio teizmo punktai. And they provide help, I think, for key assumptions that science needs. Ir aš manau, kad šios tezės padeda mums suprasti pagrindinės prielaidas, kurios reikalingos mokslui. First assumption, that there actually is deep order built into the universe. Pirmoji prielaida mokslo yra, kad visoje visatoje yra griežta tvarka vyrauja. Is there really deep order built into the universe? Klausimas yra, ar visata yra iš tiesų labai tiksliai tvarkinga, griežtai. Or is there some order that appears to be there, but at the very bottom it's just chaos? Ar gali būti, kad atrodo lyg ir vyrauja tvarka, tačiau
tik išoriškai taip yra iš tiesų, o iš tiesų vyrauja chaosas. Science runs on the confidence that we will find deeper and deeper order if we keep working. Pats mokslas teigia, yra tikima, kad kuo daugiau mes aiškinsimės, kuo daugiau mokslas gilinsis į šios dalykus, tuo daugiau tikslumo ir tvarkos jis atras. You have to remember that science is hard work. Turėčiau priminti, kad mokslas reikalauja labai daug darbo. You're often in the lab for years and not sure if you're even on the right track. Yra daugybė žmonių, kurie dirba laboratorijose daugybę metų ir net nėra tikri, ar teisinga linkme dirba. Nobody gives you a prize for repeating somebody else's work. You have to try something new. Nes niekas in science. Nes moksle niekas negauna apdovanojimų už tai, kad kartosite kažkieno kito pasiekimus ar eisite kažkieno kito keliu, reikia atrasti kažką naujo. So you're always trying to peer into the darkness that hasn't been revealed yet. Taigi visą laiką stengiamės eiti į tamsą ir ieškoti, rasti dalykus, kurie dar neatskleisti. So what makes you sure there's something there to find in the darkness? Tai kodėl esate tokie įsitikinę, kad toje tamsoje kažką dar galima atrasti? Maybe it's just more darkness. Galbūt toje tamsoje galima rasti tik dar daugiau tamsos. Maybe the order we found so far is all the order there is. Galbūt tvarka, kurią mes iki šiol esame atradę, yra visa tvarka, kuri iš tiesų egzistuoja. Maybe just from here on there's nothing but chaos and confusion. Galbūt nuo šios vietos nėra nieko kito, tik tai chaosas ir sutrikimas kažkoks. That would be horrible. That would be the end of science, of course. Žinoma, tai būtų baisu ir tai būtų mokslo pabaiga. And so science needs this confidence but can't supply it for itself. Taigi mokslui reikia tokio tikėjimo, bet jis negali juo pats pasirūpinti. The worldview of naturalism is not a good foundation metaphysically for this confidence. Naturalizmo požiūris nėra geras pagrindas tokioms mokslo tiesoms. I want to distinguish between the worldview or philosophical position of naturalism and the practice of science. Norėčiau atskirti naturalizmo pasaulėžiūrą ir mokslo praktiką. The practice of science is the attempt to find explanations by means of these deep orders in the universe that we call natural laws. Mokslo praktika yra pagrįsta analizė tos tvarkos ir ieškojimas tvarkos skirtingose sistemose, būtent pagrindžiant tyrinėjimais aplinkos. Naturalism, on the other hand, is a philosophy that reacts to science. Kita vertus, naturalizmas yra filosofija, kuri reaguoja į mokslo tiesas. It's a philosophy that says, I believe, or I have faith, that the universe will be merely material. Tai filosofija, kuri teigia, kad aš tikiu, kad pasaulis arba visata yra natūralūs ir materialūs. That nothing exists except that which is mechanical and material. Neegzistuoja niekas, kas nėra materija ir nėra mechaniniai dalykai. That's naturalism as a philosophy. It's distinct from science as a practice. Tuo skiriasi naturalizmas kaip filosofija nuo mokslo kaip praktinio dalyko. Naturalism says everything began with chaos and has been produced by undirected sources. Naturalizmas teigia, kad viskas prasidėjo nuo chaoso ir tapo tam tikra, buvo paveikta tam tikrų jėgų. The universe arose out of chaos, maybe by the Big Bang, maybe by some other process, by chance.
teigiama, kad visata prasidėjo atsitiktinai iš tam tikro chaoso. And has been governed throughout its history by unguided forces. Ir vystėsi visata toliau per visą istoriją, evoliucionavo veikiama tam tikrų atsitiktinių jėgų. That's naturalism. Why would that produce deep order? O naturalizmas klausia, kodėl iš to atsiranda tokia griežta tvarka. It seems like that makes us very suspicious that we will soon hit chaos again. Tai dėl to mes galime pradėti įtarinėti, kad iš tiesų greitai vėl susidursime su didžiuliu chaosu. We started with chaos, and maybe we will just soon strike chaos once more in our science. Mes pradėjome nuo chaoso ir galbūt dar kartą sugrįžime į chaosą. Of course, that would be the end of science. Žinoma, tai būtų mokslo pabaiga. That's naturalism. I think science itself can't prove that there's deep order. Tai yra naturalizmo tiesos ir aš manau, kad pats mokslas negali įrodyti, kad iš tiesų tokia griežta tvarka egzistuoja. Science only proves anything by assuming that there's deep order. Mokslas geba kažką įrodyti tik tai spėdamas, darydamas tokias prielaidas, kad tokia griežta tvarka egzistuoja. Science sees some event or phenomena and says, there must be some law that's causing this to happen. Mokslas analizuoja tam tikrą faktą, tam tikrą reiškinį ir sako, kad turėtų būti tam tikra tvarka, įstatymai, dėsniai, kurie verčia tokius dalykus įvykti. The law is just another word for deep order. Kitaip sakant, dėsnis yra kitas žodis reiškintis didžiulę tvarką. What's happened in the past will happen the same way now, will happen the same way in the future. Kas įvyko praeitie, taip pat įvyks ir dabar, ir toliau ateityje vėlgi, kad tai kartosis. The universe is not just crazy, it's orderly. Visata nėra kažkokia chaotiškai pamišusi, viskas vyksta labai tvarkingai joje. So the idea of deep order is just the idea that what we've measured in the past will be a good guide to what we will be able to measure in the future. Taigi, pati esmė yra tai, kad tai, ką mes išsiaiškinome praeityje, bus labai naudinga siekiant kažką išsiaiškinti ateityje. Or what we've observed in the past will be a good guide to what we will be able to observe in the future. Arba kita vertus, ką pastebėjome praeityje, labai padės mums stebint kažką ateityje. Of course, science just has to assume that. Žinoma, mokslas tiesiog turi daryti prielaidą. So it would be circular reasoning for science to try and prove that. Tai būtų tam tikras toks ėjimas ratu, jeigu mokslas tektųsi vis tą patį įrodyti. Let me illustrate. Norėčiau pateikti jums pavyzdžių. What's wrong with this logical sequence? Kas yra negerai šioje loginėje sekoje? You know that you can trust people with green eyes. Žinote, kad galite pasitikėti žaliakiais. How do you know that? Iš kur tai žinote? Because she has green eyes and she told me so. Nes ji yra žaliakė ir ji man sakė, kad žaliakiais pasitikėti galima. Well, obviously that's circular reasoning. Žinoma, tai yra toks mąstymas ratu. What's wrong with this logic? Kas yra negerai su tokia logika? Past experience is a reliable path to knowledge. Teigiama, kad praeities patirtis yra patikimas kelias, patikimas būdas gauti daugiau žinių. How do you know? Iš kur tai žinote? Because past experience shows that past experience is a reliable guide to knowledge. Nes patirtis iš praeities rodo, kad patirtis iš praeities yra labai patikimas būdas gauti žinių apie kažką. Obviously circular.
akivaizdu, kad tai yra toks apskritimas, ėjimas ratu. And that's the best science could do to prove order. Ir geriausias dalykas, ką gali daryti mokslas, tai yra stengtis įrodyti tvarkos egzistavimą. The universe has been orderly in the past. Visata buvo tvarkinga praeitie. So, if the universe is orderly, it will be orderly in the future. Tai tokiu atveju mąstoma, kad jeigu visatoje vyravo tvarka praeitie, turėtų vyrauti tvarka ir ateityje. Once again, circular reasoning. Dar kartą sugrįžtame prie to paties, kad tai yra mąstymas, toks cikliškas mąstymas. On the other hand, biblical theism says we have a reason to expect the world to be deeply ordered. Kita vertus, biblinis teizmas teigia, kad turime pagrindo manyti, kad pasaulyje vyroja griežta tvarka. Because God is good and we are made in his image. Nes Dievas yra geras, o mes esame sukurti pagal jo paveikslą. He has commissioned us to have dominion over this world. Jis mums patikėjo gyvenimą šiame pasaulyje. And the ability to understand the past and use that to guide our future decisions is key to our dominion. Ir vienas iš svarbiausių dalykų mums yra būtent mąstant apie praeitį, surinkti žinias, suvokti, kaip viskas vyko ir tai mums padės ateityje. He hasn't made it easy. God has not made it easy. Ir Dievas nepadarė, kad viskas būtų labai lengva ir paprasta. But if we're careful, we can learn more and more, bit by bit, about nature. Bet jeigu mes atidus esame, mes galime po truputį sužinoti vis daugiau apie gamtą. Second assumption. Antroji prielaida. Are human minds reliable? Ar žmogaus protas yra patikimas? Science runs on the confidence that the human intellect is suited to understand the universe. Mokslas yra pagristas įsitikinimu, kad žmogaus intelektas yra pritaikytas visatai suvokti. So is biblical theism or naturalism a better foundation for confidence in the reliability of human minds? Tai kuris pagrindas yra tvirtesnis ir patikimesnis, naturalizmo tiesos ar mokslo tiesos, kad padėtų mums suvokti žmogaus galimybės šiuo atveju? This is the question that says the only tool we have to think with is our minds. Tai klausimas, kuris mums padeda suvokti, kad vienintelė priemonė, kurią mes turime, yra mūsų protas. If our minds are systematically defective in some way, science may be beyond us. Jeigu mūsų protas sistemiškai veikia nuolat, nuosekliai veikia netiksliai su trūkumais, mokslas irgi nepadės šiuo atveju. We may be doomed to fall into illusion after illusion because our minds are not adequate. Mes galime vis labiau ir labiau panirti į iliuzijas, nes mūsų protas nėra adekvatus. What gives us the confidence that the human intellect is suited to the universe? Tai mums suteikia daugiau tikėjimo ir pasitikėjimo, kad žmogaus protas yra pritaikytas suvokti visatos tiesas. Clearly, I think biblical theism gives a high degree of confidence for this assumption. Manau, kad šiai prielaidai biblinis teizmas suteikia didžiulio pagrindo. God has created this world for us. Dievas sukūrė šį pasaulį mums. We are his image bearers. We are his image. Mes esame sukurti pagal jo paveikslą. He wants us to exercise dominion. Jis nori, kad mes gyventumėm žemėje. He made the world. Jis sukūrė pasaulį. He made our minds. Jis sukūrė mūsų protą. So we expect there to be a compatibility between those two.
Taigi mes tikimės, kad yra tam tikra atitiktis tarp šių dviejų dalykų. But I think naturalism undermines that compatibility between minds and the way the universe is. Bet manau, kad naturalizmas kažkiek nepagrindžia, sumenkina šių dviejų dalykų sąsają. I think naturalism makes it difficult to believe in this confidence by the overuse or dismissal of contrary evidence as mental malfunctions. Manau, kad naturalizmas trukdo mums tikėti tokiais dalykais, šiomis prielaidomis, kaip blogai veikiančiamis dalykais. If I'm trying to believe that the mind is well suited to understand reality, Jeigu bandau įsivaizduoti, kad protas yra pritaikytas, kad gerai suvoktumėme realybę, then every time I point to a place where the mind is programmed to make mistakes, I cause trouble. tai kiekvieną kartą, kai atkreipiu dėmesį į kažkokį dalyką, kur protas gali suklysti, kiekvieną kartą patiriu tam tikrų sunkumų. But naturalists, again and again, have pointed to naturally programmed mistakes. Naturalistai vis sugrįžta prie natūraliai užprogramuotų klaidų. Famously trying to explain why do so many human beings believe in God? Vienas iš tokių dalykų, kurie labai dažnai yra aptariami, yra klausimas, kodėl tiek daug žmonių tiki į Dievą. Which, by the way, is a huge problem if you're a naturalist. Tai yra didžiulė problema šis klausimas, jeigu jūs esate naturalistas. Why do human beings in many cultures keep coming to this idea of one creator God? Kodėl daugybės kultūrų žmonės priartėja prie tos sampratos, kad yra vienas Dievas. So Marx explains that away by saying, well, God and religion are an opiate for the people, a sedation for the workers. Marksas priartėja prie šio paaiškinimo, sakydami, kad Dievas ir žmonės veikia kartu ir taip nuramina. And Freud takes a different direction. Freudas pasirenka kitokią kryptį. He says the God idea is just a wish fulfillment. Jis teigia, kad Dievo idėja, sumanimas yra įgyvendinti norus. Your mind as a human is naturally programmed to imagine something like your father, but much, 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 much bigger. Jūsų protas yra natūraliai taip sukurtas, kad jūs įsivaizduotumėte kažką kaip savo tėvą, tik tai daug kažkokį dar ypatingesnį. More recently, there have been attempts to find a God center in the brain. Pastaruoju metu bandyta suvokti Dievo centrą smegenyse. It is a part of your brain that just naturally inclines you to believe in God. Teigiama, kad smegenyse žmogaus yra tokia vieta, kuri natūraliai daro žmogų tokį linkstantį į tikėjimą į Dievą. That's my favorite, actually, of all of these. Čia yra mano mėgstamiausia samprata mokslo. Because let's think about that for just a moment. Pagalvokime apie tai šiek tiek. Understand that there are naturalists who say, if you have a part of your mind that inclines you to believe in God, then you shouldn't believe in God. Taigi pagal naturalistus, pagal jų teiginį, jeigu manytume, kad smegenys yra tokia vieta, kuri daro žmogų linkstantį prie Dievo ir tikėjimo Dievu, tai jo galbūt visai nėra ir to nereikėtų daryti. Reikėtų daryti atvirkščiai. I think that's the way the argument's supposed to go. Manau, kad čia reikėtų diskutuoti šiuo klausimu. That's like saying, I have a part of my mind that makes me think I'm seeing people in front of me. Tai reiškia, kad aš turiu
tam tikro pagrindo galvoti apie žmonės, kuriuos matau. Therefore, I shouldn't believe that there are people in front of me. Ar tai reiškia, kad aš turėčiau netikėti, kad yra priešais mane žmonių, kuriuos matau? It's like, if my mind is programmed to think there's a God, it's pretty good evidence there is. Tai iš tiesų, jeigu mano protas yra užprogramuotas tikėti, kad Dievas egzistuoja, tai yra pagrindo tuo tikėti. At least it's prima facie evidence that there is. Tai bent jau yra tokie įrodymai, kad taip ir yra. In fact, if you were God making human beings, wouldn't you put that in the human mind? Iš tiesų, jeigu jūs būtumėte Dievas, ar jūs iš tiesų tokios sampratos neįdėtumėt į žmogaus protą? That's one of my favorites. Čia vienas iš mėgstamiausių mano teiginių, būtent mano asmeniškai. But for the naturalist, the argument says, no, your mind is systematically defective when it thinks there's a God. Ignore that. Bet naturalistai teigia, kad jūs iš esmės klystate, jeigu mąstote apie Dievą ir tokią sampratą remiatės, tai tiesiog ignoruokite ją. Well, when they say that makes me worry. Well, if my mind is systematically defective when it thinks there's a God, why do I believe it's okay when I try to do science? Taigi, remiantis tokią sampratą, klausimas kyla, kodėl aš turėčiau tikėti į mokslą. This undermines my confidence that I need to keep doing science. Tai taip pat sumenkina mano tikėjimą į mokslą ir kodėl turėčiau gilintis į mokslo tiesas. And the same thing happens with several other things. Objective morality. Tas pats pasakytina apie kitus dalykus, kaip objektyvę moralę. I seem to be programmed to think there are things that are right and wrong, even if no human being agrees, they're still right or wrong. Aš manau, kad netgi jeigu žmonės nesutinka su tuo, vis tiek egzistuoja dalykai, kurie yra teisingi ir neteisingi. Even if the whole human race agrees slavery is fine, still wrong. Netgi jeigu visa žmonija pripažintų, kad vergovė yra gerai, vis tiek tai nekeistų fakto, kad iš tiesų tai yra blogai. It looks to us like we just can tell that. We just see that to be true. Mums atrodo, kad mes galime pasakyti, kad iš tiesų toks teiginys yra teisingas. The same way that we see the objects around us with our eyes. Tai yra susiję ir su tuo, kai mes matome tam tikrus dalykus aplink save. Feels like we have a moral sense that tells us those things. Tai atrodo, kad mes turime tam tikrą jausmą, kuris mums sufleruoja šios dalykus. But we've had it drummed into us. No. When your mind tells you those things, don't believe it. Bet tai reikštų, kad jeigu jūsų protas jums tai sako, tai netikėkite tuo. Morality is not telling you anything about reality. Moralė jums nieko nesako apie realybę. It's just a trick your mind tends to play on you. Tai yra tik tai tam tikras toksai triukas, kurį naudoja jūsų protas. It's a built-in defect that human beings have to think that there's an objective right and wrong. Tai yra tam tikras toksai defektas, kuris yra žmonėse, žmogaus prote, svarstyti, kas yra gerai, kas yra blogai. But really morality is just a projection of culture or a projection of psychology or maybe a evolutionary development. Ir moralė yra tik tai tam tikras projektavimas, tai yra kultūrinis dalykas, kai kalbam apie evoliuciją, dalykus susijusius su tuo. Well, we can argue about whether that works as an argument. Galima diskutuoti, ar tai yra tinkamas argumentas. But the point is, if I make that claim, your mind is deficient when it thinks about morality. Esmė yra tokia, kad jeigu aš tokį teiginį jums pateikiu, jūs turite iš karto tam tikrų trūkumų galvodami apie moralę. And I've once again undermined the confidence that the mind is really
a good tool for understanding the world. Tai dar kartą sumenkina tokią sampratą, kad pats protas yra gera priemonė suvokti pasauliui. I have a device, a calculator, and I find it can't do addition very well. Tai reiškia, Constantly makes mistakes. kad aš turiu tam tikrą priemonę, turiu skaičiuoklę tokią, kuri nuolatos daro klaidas ir negaliu ją naudotis, kad teisingai apskaičiuočiau. Then I tested, it can't do multiplication either. Tai reiškia, kad toks skaičiuoklis net negali dauginti. Labai bloga priemonė. Would I say, but I'm sure it'll be fine when I do subtraction. Bet aš sakau, aš nebejoju, kad jį puikiai veiks, jeigu atimti bandysiu. Would I say, I don't know that I can trust anything this calculator says now. Tai reiškia, kad aš sakau, negaliu pasitikėti nieko, ką man rodo šis skaičiuoklė. Our mind is our calculator. It's the only thing we have to think with. Mūsų protas yra iš tiesų tokia skaičiuoklė. Tai yra vienintelis dalykas, kuriuo mes galime viską paskaičiuoti ir mąstyti apskritai. Every time we say, oh, it's defective in this area, defective in this area, defective in this area, we undermine our confidence in it. Tai kiekvieną kartą, kai mes bandome pasakyti, kad protas blogai veikia tam tikrose srityse, tai reiškia, kad kas kartą mes sumenkinam savo galimybės. I actually think modern theories of evolution of the mind undermine our confidence as well. Aš manau, kad modernios šiuolaikinės sampratos, kaip mūsų protas veikia, taip pat sumenkina jo galimybės. Marvin Minsky of MIT, who's often called the father of artificial intelligence research, said the brain must be like this. Marvinas Minskis, kuris yra pradininkas dirbtinio intelekto tyrimų, teigia štai tokius dalykus susijusius su smegenimis, kas smegenys yra. And I'll read this long quote, and then I'll let our translator translate. Perskaitysiu jums šią ilgą ištrauką ir tada išversta bus, ką tai reiškia. The brain must be a great jury-rigged combination of many gadgets to do different things, with additional gadgets to correct their deficiencies, and yet more accessories to intercept their various bugs and undesirable interactions. In short, a great mess of assorted mechanisms that barely manage to get the job done. Taigi, pagal jo sampratą, jo apibūdinimą, kas smegenys yra, tai yra tokia didžiulis derinys įvairių prietaisų, kurie yra naudojami skirtingiams dalykams. Taip pat naudojant tuos prietaisus yra pasitelkiami kiti prietaisai, kad ištaisytų pirmųjų sukeltus trūkumus, ir prie šių dar yra pridedami kiti prietaisai, kurie padeda išspręsti visas kitas klaidas, kurios išliko visiems pirmiesiems prietaisams veikiant tarpusavyje. Tai reiškia, kad mūsų smegenis, trumpai tariant, yra didžiulė netvarka, tai yra daugybė mechanizmų kartu veikiančių, kurie vargu ar gali užtikrinti, kad darbas būtų tinkamai atliktas. This is on the theory of blind, unguided evolution. This would have to be close to the truth about our minds. Jeigu mes galvotumėm apie evoliuciją, tokią remiantis pirmaisiais teiginiais, tai iš tiesų taip atrodytų protas. In fact, I recently saw a cartoon making fun of this or making a joke based on this. Pastaruoju metu neseniai mačiau animacinį filmuką, kuris išjuokė būtent šią sampratą, proto apibrėžimą tokį. Two people were talking in this cartoon. Šiame filmuke kalbėjo du žmonės. And one said, "Do you think humans will ever get to the place where we can just upload our minds into the computers?" Ir vienas iš jų paklausė, kaip manote, ar žmonės kažkada priartės prie tokios vietos, kur tiesiog
žmonės galės viską įkelti į kompiuterį, ką jie žino, savo tiesiog viską, ką turi galvose. And the other person said, no, human minds are junk. The computers will never allow it. O kitas sakė, ne, žmogaus protas, žmogaus mąstymas yra tiesiog daugybė šlamšto ir niekada nepavyks viso to perkelti. I think that's funny. Manau, kad tai yra juokinga. But if this is true, we have less and less and less confidence that the human mind is reliable enough to do science. Bet jeigu visa tai yra tiesa, tai mes vis mažiau galėtume tikėti, kad žmogaus protas gali gilintis į mokslą. In fact, I think every time we go into the laboratory as scientists, we act like this is not true. Ir aš manau, kad kiekvieną kartą, kai mes einame kaip mokslininkai į laboratoriją, mes stengiamės įrodyti, kad tai yra netiesa. This is why I say Christians make the best scientists. Dėl to ir sakau, kad krikščionys yra patys geriausi mokslininkai. Because we have to act like our minds really are reliable. Nes mes turime elgtis taip, lyg mūsų protas yra patikimas. It makes more sense under biblical theism than under naturalism. Daugiau galima sužinoti ir daug geresnis pagrindas yra biblinis teizmas negu naturalizmas. Third metaphysical assumption that science needs. Trečioji metafizinė prielaida, kuri reikalinga mokslui. Can we trust mathematics? Ar galime pasitikėti matematiką? Science, especially physics, runs on the amazing fit between human mathematics and the structures of the physical cosmos. Mokslas, ypač fizika, yra pagrįstas daugybė neįtikėtinų žmogaus matematinių įžvalgų ir struktūrų susijusių su fizinė realybė. And this fit is just astonishingly good sometimes. Toks mąstymas yra tiesiog neįtikėtinai geras kartais. Human mathematical insight has become, in many cases, the key to unlocking physics especially. Žmogaus matematinės įžvalgos kartais būna ypatingai svarbios, darant tam tikras fizikos įžvalgos, fizikos rytyje. I have this quote from Paul Dirac, who's one of the architects of quantum mechanics. Čia turiu citatą vieno mokslininko, kuris gilinasi į šią sritį. And I just find this quote extremely striking. Ir man ši citata atrodo labai netikėta. It's more important to have beauty in one's equations than to have them fit experiment. Joje teigiama, kad daug svarbiau turėti grožį, galvoti apie grožį, galvojant apie lygtis, negu iš tiesų jas pritaikyti eksperimentuose. It seems to me that if one is working from the point of view of getting beauty into one's equations, and if one has a really sound instinct, one is on a sure line of success. Man atrodo, kad jeigu žmogus dirba, stengiasi remdamasis, norėdamas pamatyti grožį lygtyse, ir jeigu jis turi tinkamą instinktą, tai jį atves iš tiesų į sėkmę. That's a remarkable claim. Tai yra nuostabus teiginys. And there are many illustrations from the history of science to bear this out, I think. Ir manau, kad moksle yra daugybė būta pavyzdžių, kad visą tai pagrįstų. The great advances in science are not just, counting spots and, doing massive tables of data.
Iš tiesų, mokslo grožis yra ne tai, kad mes surandame daugybę dalykų ir sudedame visą tai, surašome į lenteles. The great advances are always finding these very elegant connections, mathematically expressed connections between diverse sets of data. Iš tiesų, pats grožis būna atrasti tam tikrus tokius elegantiškus, subtilius dalykus tarp skirtingų duomenų rinkinių. That's so very strange from the naturalist's point of view. Iš naturalistų požiūrio taško tai skamba labai keistai. The naturalist says unguided evolution is what has produced our minds. Naturalistai teigia, kad tokia be krypties mąstymas būtent ir sukėlė tokį požiūrį. And primarily the driving force of producing our minds has been what will be the best for our DNA, to help our DNA survive. Ir pirminis svarbiausias dalykas turėtų būti rinktis tai, kas padės mūsų DNR išgyventi. In a sense, according to evolution, we are big sort of meat robots built by our DNA to help our DNA survive. Kitaip tariant, mes esame tokie didžiuliai DNR mėsos robotai, kurie turi užtikrinti, kad mūsų DNR galėtų gyvuoti ateityje. Fascinated what the Lithuanian is for meat robot, but that's another discussion. Man labai įdomu, kaip buvo išversta tas frazė mėsos robotai. Bet taip ir buvo tiesiogiai išversta. And so our minds are fine-tuned for a purpose, but it's not particularly the purpose of doing math or finding truth. Tai reiškia, kad iš tiesų mūsų protas buvo taip sukurtas ir pritaikytas, kad galėtume mąstyti ir ieškoti, atrasti atsakymus ir tiesas, bet nebūtinai matematinės. Our minds will be fine-tuned by evolution to move our bodies in ways that will maximize the chances of our DNA surviving. Mūsų protas pritaikytas tam, kad galėtumėm padidinti galimybės savo DNR išgyventi, gyvuoti ateityje. If you're a naturalist, everything about the human mind, human mathematical ability, has to be a byproduct of that fine-tuning somehow. Ir jeigu jūs esate naturalistas, viskas, kas vyksta, ir tokio mąstymo šalutinis produktas. So, we can understand some mathematical ability and how it might have arisen to have survival value. Taigi galime suprasti tam tikrus matematinės dalykus ir kaip visą tai vystėsi. We can understand why it would help DNA survive to be able to count antelope, maybe. Ir galime galvoti ir mąstyti, bandyti suvokti, kas padės mūsų DNR vystytis. Keep track of the seasons even, maybe. Galime netgi metų laikus taip sekti. But we very quickly run beyond what we can plausibly imagine being useful for survival. Bet mes labai ribotai galime galvoti apie tai, kas yra iš tiesų naudinga išgyventi, kad galėtumėm išgyventi. The deeper we go into modern science, the farther we seem to be from anything that could have been fine-tuned by the process of evolution, at least a blind process of evolution. Kuo toliau mes gilinamės į šio laikinį mokslą, tuo labiau tolstame nuo tos sampratos, kad viskas, kas vyko, yra šalutinis produktas evoliucijos. And so, why should our mathematical ability be so precise and so useful to us? Taigi, kodėl mūsų matematiniai gebėjimai turėtų būti tokie tikslus ir tokie mums reikalingi? Very implausible. Tai yra labai toks nepagirtinas dalykas.
It's as if I go to the store and purchase a wallet Tai tas because I want to hold my credit cards and things. Čia tas pats, kas eiti į parduotuvę ir įsigyti piniginę, nes jums reikalinga susidėti kažkur korteles. I expect the wallet to be designed to hold credit cards and, money. Tokiu atveju aš tikiuosi, kad piniginė bus sukurta taip, kad galėčiau joje laikyti kreditinės korteles ir pinigus. How strange would it be if I got it home and I found it operated as a cell phone? Kaip keista būtų, jeigu grįžčiau namo ir pamatyčiau, kad iš tiesų visą tai sukurta, piniginė sukurta, kad veiktų kaip mobilusis telefonas. Not built in, it's just an accident. Įsivaizduokite, kad tiesiog atsitiktinumas, kad telefonas kartu įdėtas prie piniginės. That's kind of the situation we're in with our mathematical ability. Tai yra tokia pat situacija, kurią galima pritaikyti mūsų matematiniams gebėjimams. This is called the problem of the unreasonable effectiveness of mathematics. Tai yra vadinama nepagrysto veiksmingumo matematikos. Why is mathematics so much better than evolution should have made it to be? Kodėl matematika yra daug geresnė, negu evoliucija turėjo ją padaryti? I think biblical theism has a better answer. Manau, kad biblinis teizmas pateikia geresnį atsakymą šiuo atveju. Mathematics specifically is a gift from God. Būtent matematika, ypač matematika, yra Dievo dovana. That's particularly painful for me to say because I was not terribly fond of mathematics as a student. Man labai skausminga tai sakyti, nes man, kai buvau mokinys, nelabai patiko matematika. God has given us math to help us understand the world. Tačiau reikia pripažinti, kad Dievas davė mums matematiką, kad mes galėtumėm geriau suvokti pasaulį. That leads us to the last of the 4 metaphysical assumptions, the comprehensibility of our universe. Dėl to tai veda mus prie kitų mūsų pagrindinių prielaidų ir viena iš jų yra visatos suvokiamumas. Science runs on the confidence that the universe will make sense if we keep working at it. Vienas iš teiginių yra tai, kad mokslas yra pagrįstas įsitikinimu, kad visata yra logiška, jeigu mes bandome ją suvokti. I think this is challenged in a number of ways by naturalism, to be honest. Atvirai pasakius, aš manau, kad šį teiginį ginčija naturalizmas daugeliu atžvilgių. We're short on time, so I will just reference this briefly. Kadangi mes turime ribotą laiko, tiesiog trumpai tai paminėsiu. Many people today many naturalists today have started talking about the idea of many universes. Daugelis naturalistų, daugelis mokslininkų kalba apie idėją, kad yra daugybė visatų. That used to just appear in science fiction. Tai buvo anksčiau vaizduojama mokslinės fantastikos kūriniuose. But now it's being proposed by quite serious scientists, some. Tačiau dabar taip teigia ir kai kurie gana rimti mokslininkai. It's proposed to answer the question, why is our particular universe so finely, precisely tuned or designed to make life possible? Ir keliamas klausimas, kodėl mūsų visata yra taip preciziškai sudėliota, kad gyvybė būtų įmanoma joje. And the answer is, well, what if there were just millions and millions and millions of other universes? Maybe there would be one that would be as precise as ours just by chance. Ir prielaida būtų tokia, kad galbūt yra milijonai tokių visatų ir yra vienintelė dar viena tokia visata, kur yra tokia tiksli kaip ir mūsiškė. But that is, there are many scientists who hate that idea as other scientists propose it.
Tačiau daugeliui mokslininkui tokia mintis nepatinka. And the reason that they do, and I actually referenced an English documentary on the discovery of the omega particle called Particle Fever. If you can access this and are interested, I recommend that. It's a documentary about physics, but I recommend it. Particle Fever. Norėčiau Jums pasiūlyti tokią dokumentinį filmą apie omega daleles. It's much more interesting than it sounds. Iš tiesų yra daug įdomiau negu skamba. But there's a fascinating exchange in the middle of it between two theoretical physicists. Tačiau viduryje yra labai įdomus toksai apsikeitimas dviejų metafizikų nuomonių. Nima Arkani Hamed and David Kaplan. Šių dviejų paminėtų mokslininkų būtent. And Dr. Arkani Hamed says maybe we can account for some mysterious products of the universe because there are many universes. It's essentially all chaos, and we're just a tiny pocket of order universe in the middle of chaos. Daktaras Arkani Hamedas teigia ir grindžia tuo, kad daugelis paslaptingų dalykų mūsų visatoje gali būti aiškinama arba bandoma paaiškinti tuo, kad yra daugybė chaoso ir ten egzistuoja tam tikros mažytės sistemos, kurios yra tvarkingos. And David Kaplan responded saying something quite profound. O Davidas Kaplinas pagrindė gana daug pagristų svarių įrodymų patikė. He said that, in a sense, is the end of physics, if it were true. Jis teigia, kad tai tam tikra prasme yra fizikos mokslo pabaiga. Because it means that what we think are deep mysteries that we can continue to investigate are actually just random accidents. Nes daugybė dalykų, kurie mes manome yra paslaptingi, paaiškėja, kad jie yra tik tai atsitiktinumas nulemti. In physics, we're driven to understand more and to find the hidden connections. Fizikoje mes esame pasiryžę vis daugiau ir daugiau suvokti ir suprasti daugybę sąsajų. He said if the multiverse theory were true, there's no hidden connections. Jis teigia, kad jeigu tokia prieš tai minėta daugelio dalykų teorija arba daugelio visatų teorija būtų tiesa, tai būtų sudėtinga paaiškinti šias sąsajas. I'm paraphrasing, but he says it happens in some universe, and that's all we have. Aš visą tai perfrazuoju iš tiesų, bet tai vyksta visoje visatoje ir tai mes žinome. On the other hand, I think biblical theism provides a strong reason for believing that the universe is comprehensible. Kita vertus, aš manau, kad būtent biblinis teizmas pateikia daugybę priežasčių, leidžiančių manyti, kad visata yra suvokiama, gali būti suvokiama. I will quote an atheist biologist, E.O. Wilson. He's an expert in ants, actually. Norėčiau pacituoti mokslininką Wilsoną, kuris yra skruzdžių ekspertas. He's written a book on consilience, on the relationship between science and religion. Jis rašė knygą apie sąsają mokslo ir religijos. And he asked, he considers the question, why didn't modern science arise in a place like China, which was so much more advanced than Western Europe was for so many years? Jis kelia klausimą, kodėl kodėl modernus mokslas atsirado ne Kinijoje, kuri buvo gerokai labiau pažengusi negu vakarų pasaulis. And he gave this answer as at least partial reason. Ir jis kaip bent jau dalinę priežastį nurodė tokį atsakymą pateikė. He said Chinese scholars abandoned the idea of a supreme being with personal and creative properties. No rational author of nature existed in their universe.
Consequently, the objects they meticulously described did not follow universal principles. In the absence of a compelling need for the notion of general laws, thoughts in the mind of God, so to speak, little or no search was made for them. Ir jis teigia savo teiginiuose, kad taip yra dėl to, kad kinų mokslininkai nusprendė atsisakyti tokios idėjos ir nerėmė tokios idėjos, kad yra kažkoks aukštesnė esybė, kur yra asmeniška ir galėjo įasmeninta ir galėjo sukurti apie kuriantį protą, nepripažino tokios idėjos. Ir jie nepripažino, kad yra racionalus kažkoks kūrėjas gamtoje, kuris sukūrė visą visatą, dėl to objektai, kurie yra labai detaliai apibūdinti, nėra pagristi visatos principais. Taigi, nesant poreikio tokiai savokai kaip gamtos dėsniai ir Dievo protas, dėl to neatsirado poreikis ir ieškoti tokių priežasčių. So, to summarize, is the universe deeply ordered? Are human minds reliable? Is specifically human mathematical ability reliable? Is the universe itself the kind of place that could be comprehended? These are metaphysical assumptions you have to answer yes to in order to be confident in science. Taigi, klausimas, kuris buvo keltas pačioje pradžioje, ar visatoje iš tiesų yra griežta tvarka, ar mūsų protas yra patikimas, kad galėtumėm kliautis mokslo įrodymais, ar galima pasitikėti matematikos žiniomis, ar mes esame pajėgus visą tai suvokti visatos dėsnius. Tai yra visi metafiziniai klausimai, kurie yra reikalingi, kad galėtumėm kliautis mokslu kaip po tokiu. In each case, biblical theism provides the answer yes. We have good reason to think so. Ir šiais visais atvejais būtent biblinis teizmas mums yra pagrindas, kuris teigia, kad mes turime pagrindo visais šiais dalykais tikėti. It provides the metaphysical assumptions that science needs. Taigi, biblinis teizmas pateikia metafizinės prielaidas, kurios yra reikalingos mokslui. This is why I think science, like math, is the gift of God to humans. Todėl manau, kad mokslas yra Dievo dovana žmonėms. And I think Christians make the best scientists. Ir aš manau, kad krikščionys yra geriausi mokslininkai. All right, that's longer than time, so I will stop there. Thank you very much. Užtrukau jau ilgiau negu buvo suplanuota, todėl sustosiu. Labai ačiū už dėmesį. And we had agreed to pause for questions, so if there are questions, now would be the time. Taigi, buvome susitarę, kad turėsite laiko klausimams. Taigi dabar yra laikas užduoti klausimus, galbūt kažko norėtumėte paklausti. Visi galvoja. Juozas sako, kad visi stengiasi išnaudoti smegenų tokią suteiktą galimybę galvoti. Yes. You said about the universes, and if God created other universes, or in our universe some other civilizations, why do we don't know that? Why we don't know about that? Klausimas yra susijęs su visata. Ir sakoma, kad jeigu Dievas sukūrė, jeigu egzistuoja dar ir kitos Dievo sukurtos visatos, arba jeigu mūsų visatoje egzistuoja kitos civilizacijos, kodėl jis mums neleidžia apie jas žinoti? Well, as you know, there are Christians on both sides of that issue. Kaip žinote, yra krikščionių turinčių įvairias nuomonės šio klausimu.
are there other intelligences out there in this universe or in another universe, maybe? Kurie diskutuoja ir bando sugalvoti, ar yra kitų protingų būtybių šioje visatoje arba kitose visatose. And some Christians say, no, there can't be. We're the only, humans have to be the only intelligent beings. Kai kurie krikščionys sako, kad ne, nėra ir mes turime būti vienintelės protingos būtybės. And other Christians say, maybe there are others out there, we just don't know. Kiti teigia, kad galbūt ir egzistuoja kitos būtybės, mes tiesiog nežinome apie jas nieko. God could be doing other things or there's something unimaginable. Dievas galėtų daryti kažką kitą ir kažką galbūt, kas sunku įsivaizduoti. At this stage in my development, I tend to side with the second group. Šiuo metu aš esu labiau linkęs pritarti antrajai grupiai. And not that I have a strong sense, but I found that in general, whenever you have a choice, choose the side that makes God bigger rather than more constrained. Nesu visiškai tuo įsitikinęs ir negalėčiau atsakyti tiksliai, tačiau apskritai esu linkęs manyti taip, kad kai galime rinktis, reikia rinktis tokį variantą, tokį atsakymą, dėl kurio Dievas atrodytų didesnis. So it's possible that who knows what's out there. Tai gali būti dėl to, kad mes nežinome, kas dar egzistuoja. And as to why we don't know, maybe we will someday, or maybe we never will till we get to heaven. Tai galbūt, kadangi nežinome, gali būti, kad vieną dieną sužinosime, kaip yra iš tiesų, o galbūt nesužinosime niekad, kol pateksime į dangų. Pretty sure there'll be a lot of surprises in heaven. Bet esu įsitikinęs, kad danguje bet kuriuo atveju bus daugybė mus nustebinančių dalykų. I fully expect, in heaven to be, that's what I expect that to go on for a long time for me. Aš daugelį atvejų labai tikiuosi, kad būtent danguje bus daugybė mus nustebinusių dalykų, daugelį dalykų sužinosime, kaip yra iš tiesų ir kaip Dievas norėjo, kad viskas atrodytų. It's a good question. Thank you. Tai buvo labai geras klausimas, labai ačiū. Any other questions? Gal dar turite klausimų? Oh, yes. I would like to ask about probably science, I don't know, maybe what you're thinking about some verses in the Bible. Norėčiau paklausti apie tai, ką mokslas galvoja apie tam tikras eilutes iš Biblijos. Right, for example, let's start from the beginning about circumcision, in the 8th day, need to circumcise because the cake, this vitamin is 110%, so often. And how we know it, Job, book of Job, about the sphere and about seaways. Yeah. Tai daugelis dalykų yra, pavyzdžiui, ką mokslininkai mano apie 8-ąją dieną kūrimo, apie Jobo, apie pjaustymą, apie kelius, jūros kelius ir kitus dalykus. Tai kokia yra nuomonė mokslininkų šiuo atveju? You understand? Yeah, that's right. Well, and you're quite right, if you're going to circumcise a child, the 8th day would give it the maximum protection because of the clotting factors being so effective then. And there are these other remarkable things in Scripture sometimes, Tai vienas iš dalykų taip, pavyzdžiui, apipjaustymas 8-ąją dieną, jis turi loginį pagrindą ir tai yra tiesiog labai veiksminga medicinių požiūrių, tai kai kurie dalykai iš tiesų yra labai įspūdingi, kurie paminėti Biblijoje. For me, it's remarkable how people know that. Yeah. Without, any science, any medicines, anything, Žinot, 1,000 years ago. Žinote, Juozas sako, kad labai yra stebėtina, tai ir labai įdomu tiesiog, kad žmonės, turint omeny, kada parašyta Biblija,
kaip žmonės neturėdami medicinių, tarkim, žinių ir atitinkamų žinių vis dėlto tai suvokia, kad reikia taip daryti. Yeah, I think of, and I think there are some of those in Scripture. I think of those as fairly rare, where we have sort of scientific pre-knowledge in Scripture. Aš manau, kad iš tiesų kai kurie dalykai yra nurodyti šventajame rašte, bet tai yra tokie paminėjimai, tai yra gana reta moksle. And the reason is, of course, at every stage in the human race, we think our science is the real story. Ir We've arrived. pagrindinė priežastis yra tai, kad kiekviename mokslo etape pasiekiamas toks taškas, kai manoma, kad dabar yra pasiekta tikroji tiesa. Taip yra iš tiesų. And so we are apt to insist, that the Bible match, the science of right now. Ir galime teikti, kad būtent Biblijoje yra teikiama, kad taip yra būtent dabar. And God is happy that we are making progress. I think He makes it possible for us to make progress scientifically. Ir aš manau, kad Dievas iš tikrųjų to ir nori. Jis nori, kad mes moksle darytume pažangą. But I'm pretty sure, God is also, they still believe in quantum mechanics. I thought they'd get past that by now. Bet kita vertus, manau, kad Dievas galvoja, jie vis dar tebetiki kvantinę mechaniką. O, kaipgi čia dabar taip yra, aš maniau, kad jau bus atsikratę šios idėjos. Maybe next century they'll move past that. Galbūt, And that's I don't know, I think strange thoughts sometimes. ir manau, kad jisai galvoja, galbūt kitą amžių jie atsikratys šios idėjos, pamirš apie tai, bet kuriuo atveju tai yra labai įdomu. If you were God trying to write Scripture to help human beings carry out their mission of being your image on earth. Jeigu jūs būtumėte Dievas ir rašytumėte šventąjį raštą, kaip visą tai parašyti taip, kad jūsų kūriniai, kurie gyvena žemėje, kaip jūsų paveikslas, darytų viską taip, kaip jūs norite? What science would you use? Kokį mokslą jūs naudotumėte tam pasiekti? If you say the earth is round, there's a whole period of human science where everyone says, "Oh, you're crazy. It can't be round." Jeigu jūs teigiate, tarkim, kad You say it too clearly. jeigu jūs labai aiškiai pasakote, kad Žemė yra apvali, reikia pagalvoti apie tai, kad būta daugybė istorijoje laikotarpių, kur tai buvo neigiama, arba tai nebuvo žinoma apskritai. If you say, "Oh, actually the earth orbits the sun at hundreds of thousands of miles an hour," Arba jeigu jūs teigiate, kad Žemė sukasi aplink Saulę per šimtus milijonų mylių per sekundę. there's a whole long period of time where the best scientists will say, "Oh, that's nonsense. That's crazy." Tai turint omeny istoriją ir mokslo raidą, būtų daugybė laikotarpių, kai mokslininkai būtų sakę, kad tokia idėja yra visiškai nesąmonė. Imagine if any part of Scripture had described relativity theory. Įsivaizduokite, kad jeigu šventasis raštas aiškintų reliatyvumo teoriją. Time bends and warps and, under Newton, that was absolutely impossible. Žinote, kai kalbama apie tai, kad laikas slenka, juda ir taip toliau pagal Newtoną, tai būtų neįmanoma. We knew time and space were, absolutes. Jeigu žinotumėm, kad laikas ir erdvė yra absoliučios sąvokos, So that's a weird problem for God. Tai- How does He reveal His will without, making this nonsense scientifically to someone? tai atrodytų labai keistai, turint omeny Dievo požiūrį į viską. So I think He's maybe hidden a few of those things, with eyes to see, you can notice them, but Ir aš manau, kad Dievas paslėpė keletą tokių dalykų, kad galėtumėte dar juos išsiaiškinti, ieškotumėte atsakymų.
most of the time I think he just describes things the way they tend to look to most human beings. Bet aš manau, kad daugeliu atveju jis tiesiog apibūdina dalykus taip, kaip žmonėms atrodo tie dalykai. You know, he says, the sun rises. He doesn't say the earth rolls. He says the sun rises, the sun sets. Jis sako, kad saulė kyla arba leidžiasi, jis nesako, kad žemė sukasi So, aplink yeah, saulę. I think that's interesting. I think about that. Manau, kad tai yra labai įdomu ir aš iš tiesų apie tai galvoju. Any other questions? Gal dar turite klausimų? If you will let me come back to yesterday a little bit, you mentioned, somebody asked about, Joel asked about a question about age, old, how old is it? The Age of Earth. Earth, yes, sorry. Gal norėčiau sugrįžti prie vakar užduoto klausimo, kai Joelis paklausė klausimą apie Žemės amžių. I don't want that question to be read, but I see, how you see, the progress of inventions, for example, in Earth. It's really, really fast now. Yeah. Aš matau, Juozas sako, kad mato progresą, didžiulę pažangą išradimų, kurie yra daromi Žemėje ir tas progresas, pažanga yra didžiulė. And I can't imagine that people need to wait billion years, to reach that point. Ir sudėtinga yra įsivaizduoti, kad turint omeny, kokiu greičiu mokslas vystosi ir išradimai yra daromi, sunku įsivaizduoti, kad reikėjo laukti arba reikėtų laukti milijonus metų, kad visa tai būtų pasiekta. 15 years ago, I even don't have a computer, and cell phone and nothing. It was normal. Žinote, prieš 15 metų Juozas neturėjo nei kompiuterio, nei telefono. Imagine a million years, for example. It's a huge number. I can't imagine how to fit those. Yeah. Ir sudėtinga įsivaizduoti, kad turint Or omeny. maybe it's, escalating and running to the end already. I think. Tai Juozas pateikė šitos. Maybe your ideas or some thoughts. Tai turint omeny šitos visus dalykus yra sudėtinga įsivaizduoti, kad turint omeny pažangą, kuri padaryta per 15 metų, kai prieš 15 metų dar telefonai ar kompiuteriai buvo retenybė ir visa tai vystosi dabar taip greitai, galbūt artėjama prie kažkokios pabaigos, tam tikros ribos. Yeah, that's interesting. I think you raised a bunch of questions. Iš tiesų buvo užduota daugybė No, I klausimų like it. ir man patinka, kaip suformuluoti ją, I'm pateikti. trying to think through. Yeah. I don't know. Are we escalating towards the end? Maybe. Klausimas, ar mes einame į pabaigą, artėjame prie pabaigos. I think the warning that Christians always have is, yeah, it could be the end right now. I mean, be ready every day because we don't know. And that's certainly true. Tačiau mes kaip krikščionys visada esame įspėjami, kad pabaigos sekundė, pabaiga gali ateiti bet kurią akimirką ir visada tam turime būti pasirengę. And we humans tend to have the perspective, we judge ourselves by ourselves very frequently. Ir mes žmonės turime tokią požiūrį, kad mes sprendžiame apie viską pagal save ir labai dažnai to kliaujamės. And so look at what we know now that we didn't know 100 years ago or 200 years ago or 300 years ago. Taigi galvojame apie tai, ką žinome dabar ir tuomet iš tos perspektyvos galvojame apie tai, ką žinojame prieš 200 ar prieš 300 metų. So, we must be almost, to the maximum but Taigi atrodo, kad jau turėtume artėti prie kažkokios maksimalios ribos. I don't know. Tačiau atsakymas yra, kad aš iš tiesų nežinau. Maybe the universe is going to turn out to be much stranger. Galbūt atsakymas yra, o galbūt pati visa tai yra gerokai keistesnė. And I think that's the difference between science and some philosophy based on science. Ir aš manau, kad toks ir yra skirtumas tarp mokslo
Ir filosofijos, kur yra pagrįsta mokslu. The science says, well, we'll know when we know. We Nes, don't know yet. nes mokslas teigia, kad mes sužinosime tai, ko dar nežinome. Some philosophies based on science say, oh no, we know it's going to turn out roughly like science has already been. O filosofija pagrįsta mokslu teigia, kad, priartėsime prie kažkokio etapo, kur vėlgi sugrįšime prie kažkokių kitų dalykų, jau kurie minėti. Since I believe God is good and He supports our science and helps us to make progress, I don't have to restrict the universe to a particular size or type or shape. Kadangi aš iš esmės manau, kad Dievas yra geras ir Jis nori, kad mes kuo daugiau sužinotume mokslę, atrastume, tai mes neturėtume apie tam tikrus dydžius arba apie kažkokius skaičius konkrečius kalbėti šiuo atveju. We'll know when we know. We'll know when we make that discovery. Tai reiškia, sužinosime tada, kada sužinosime, tiesiog, kada tam ateis laikas. I expect there to be more surprises, probably scientific. Ir mokslinių požiūrį tikiuosi, kad bus dar daug staigmenų. Any other questions? Galbūt dar turite klausimų? Oh, One more question about scientists when they go to they want to do God's work. They want to create a man without God. So what do you think about that? So clones and oh yeah. the things that. What do you think about that? Klausimas yra apie mokslininkus kaip kūrėjus, kad iš esmės mokslininkai nori atlikti Dievo darbą. Jie galvoja, bando išrasti klonus, klonuoti ir taip toliau, tai jie prisima Dievo vaidmenį. Ką Jūs apie tai manote? Creating a man without, or a human being without God, well, I think that's impossible. My view is that's impossible. Mano požiūrį ir tai, kad sukurti žmogų be Dievo pagalbos yra neįmanoma. But not for the reason that's sometimes given. Bet ne dėl tų priežasčių, kurios kartais nurodomos. If human beings create a human scientific, through cloning or something beyond cloning at some point. Jeigu žmonės kažką sukuria, mokslininkai sukuria, kaip klonuoti galima būtų arba be klonavimo, There would be no reason to say that's something we did without God. nebūtų pagrindo sakyti, kad tai atlikome be Dievo pagalbos. That's what I just argued, is science is sustained and supported by God. Nes ką tik aš būtent kalbėjau apie tai, kad pats mokslas yra daromas tvarus ir jį remia būtent Dievo pagalba. Everything we do scientifically is made possible by God's gracious gifts. Viską, ką mes darome, yra įgalinta, tą mes turime galimybių pasiekti ir daryti dėl to, kad Dievas savo malonę duoda mums tai padaryti. And the world of nature and nature's laws that we investigate in science, that's God's world. Those are God's laws. Ir visi gamtos dėsniai, kuriuos mes tyrinėjame, tai yra iš esmės Dievo siųsti dėsniai, kuriuos mums leista pažinti. God is, the real God is the creator of everything. Tikrasis Dievas yra visa ko kūrėjas. He is not just a ghost, that might show up and shake the furniture occasionally. Žinote, jis iš tiesų nėra vaiduoklis, kuris kartais pasirodo ir perstumdo baldus. And the rest of the time the universe doesn't need him. Ir likusi laiką visatai jo nereikia. Biblical theism says God sustains the universe all the time. Biblinis Upholds the universe. teizmas teigia, kad Dievas tvariai laiko visą visatą ir visą pasaulį visada. So I don't think it's possible for humans to create human beings without God, of course. Taigi aš nemanau,
kad žmonės arba mokslininkai galėtų sukurti kitus žmonės be Dievo pagalbos. Maybe the question, what do I think about humans creating artificial humans, by artificial means, by non-natural means? Taigi, galvojant apie žmonės, kuriančius kitus žmonės nenatūraliais būdais. Human beings have always created other human beings. Aš turiu omeny, kad iš tiesų žmonės visada kūrė kitus žmonės. And God gave us a way to do that. Ir Dievas mums suteikė būdą tai padaryti. Might there be other ways that we could do that? Klausimas yra, ar yra kitų būdų, kaip tai galėtume padaryti. Well, I don't know. I guess theoretically, if there are other ways to create human beings made possible, that wouldn't necessarily mean that was wrong for us to do that. Tai aš manau, kad teoriniu požiūriu taip turėtų būti, kad jeigu yra kitų būdų sukurti ir padaryti tai, sukurti žmonės, tai neturėtų būti moraliniu požiūriu neteisinga. It might be wrong depending on the methods, or it might not, I think. Tai galėtų būti galbūt negerai, viskas priklauso nuo būdų, kaip tai pasiekiama, metodų, kurie taikome. I think cloning a human being by the current methods we have, the way in which we've cloned sheep and some other creatures, would be wrong. Aš manau, kad jeigu mes kalbėtume arba naudotume, taikytume tuos metodus, kurie yra dabar naudojami klonavimui, tarkim, avių klonavimui, tai šie metodai yra netinkami. But it's not because we're, going beyond our boundaries or something. At least I don't think so. Bet ne dėl to, kad mes tai darydami tiesiog už kažkokių ribų patenkame ar darome kažką, ko nereikėtų daryti, dėl kitų priežasčių. I just think the way we clone now is just it's terribly, terribly destructive. It creates many horrible failures and distortions and grotesqueries before you get one viable birth. I think Dolly, there may have been over 100 failures before they, created one clone sheep. Aš manau, kad dabartiniu metu dabartinių metodų taikymo problema yra tai, kad kol yra iš tiesų pasiekiamas norimas rezultatas, reikia labai daug ką sugriauti, sužlugdyti, sugadinti, reikia panaudoti galbūt 100 klonuojamų tų objektų, kur yra pasiekiamas tas rezultatas. Tai čia šių metodų yra būtent problema tokia. So I just think, that would be wrong, but for that reason, because the method is dishonoring to humans, or it's cruel or something like that. So that's kind of where I would be on that. Tai aš manau, kad būtent šių metodų problema yra tokia, kad tiesiog kaip visa tai yra daroma, yra netinkami metodai, negarbinga yra žmogaus atžvilgių ir moralės atžvilgių ir taip toliau. Tai dėl to yra problematiška. But I think anything we're capable of discovering, we are only capable of discovering it because God has enabled that. God is sustaining our science to let that happen. Tačiau aš manau, kad ir ką mes sugebame pasiekti, viską pasiekime dėl to, kad Dievas mums leidžia tvariai to siekti ir pasiekti šiuo metu. But of course, as we discover things, He doesn't want us to use them evilly. He wants us to use them righteously. Ir žinoma, kai mes padarome tokius atradimus, sužinome tokius dalykus, Dievas Jis nenori, kad mes naudotume piktiems tikslams savo žinių, Jis nori, kad mes teisingai visą tai panaudotume. Sadly, so far the human record is pretty mixed Tačiau on what we do with our science. Dėja, iki šiol mokslo žinias ne visada tinkamai naudojamas ir iš tikrųjų būna labai liūdnų atvejų. We've done a lot of amazing good with our science. Mes esame padarę daugybę neįtikėtinai gerų dalykų. But there have been clearly a lot of sinful, evil, selfish uses of science. Tačiau būta daugybė labai egoistiškų, netinkamų mokslo panaudojimo būdų. So
I answered a question. I'm not even sure I answered your question, Igor. I'm sorry. Igor, atsiprašau, aš atsakiau į kažkokį klausimą, nežinau ar į jūsų. Make a cell. Make a cell from Dabar artificially. klausimas yra apie ląstelės kūrimą, būtent dirbtinį ląstelės kūrimą. Kokia jo nuomonė? Yeah, we're not there yet, but if we ever got to that place, my position would be, well, that's because God allowed or sustains our ability to do that. I think everything we learn in science is because God makes it possible to do. Aš manau, iki to punkto mes iki tos vietos dar neatėjome, dar kol kas tai nėra pasiekta ir nėra padaryta. Tačiau aš manau, kad bet kuris dalykas, kurį mes atrandam, bet kuris atradimas yra nulemtas to, kad Dievas nori, kad mes tai pasiektume ir kad mes įgautume tokį gebėjimą, žinias, kaip visą tai galima būtų padaryti. So, I wouldn't think it was just wrong in theory. It could certainly be wrong in practice, just depends. Tai negalėtume pasakyti, kad teoriškai tai yra blogai. Iš tiesų viskas priklauso nuo praktikos, kaip visą tai vyksta praktikoje. Ar atsakėme jūsų klausimą? Pagaliau atsakiau į klausimą. Are there any other questions? We're very, very close to time. We have time maybe for one more if anyone has one. Okay. Thank you very, very much. You guys have been a very patient, kind audience. Labai jums ačiū, jūs labai kantriai klausėtės ir labai buvote miela auditorija.